Kaip ir daugelio Europos sostinių, Vilniui ypač svarbu išspręsti transporto judėjimą Senamiesčio gatvėmis. Iš Vrublevskio gatvės tiltų per Nerį patenkame į Rinktinės gatvę. Šiuo metu tai vienas reikalingiausių miesto statinių. Numatoma, kad statybos prasidės 2001 metų pabaigoje, baigti planuojama 2002 metais. Vilniaus miesto savivaldybė laukia įvairių investicinių pasiūlymų, visi jie bus maloniai priimami. Žvejų gatvė – ideali vieta aukštos klasės viešbučiui šalia projektuojamo tilto į Vrublevskio gatvę. Tik keli šimtai metrų nuo katedros ir Gedimino pilies – istorinio Vilniaus centro. Labai patogus susisiekimas važiuojant bet kuria kryptimi. Net pėsčiomis iki Vilniaus Senamiesčio per Vrublevskio tiltą tik 5-8 minutės. Viešbutis kuriamas pasenusio plaukimo baseino vietoje. Šalia masinio žmonių susibūrimo vietos – sporto rūmai ir stadionas, kuriuose nuolat vyksta daugiatūkstantiniai koncertai ir rungtynės. Sporto ir koncertų rūmų rekonstrukcija bei aplink jį planuojamas komercinis pramogų centras. Sporto rūmų kompleksas išplečiamas įrengiant parodų sales, patalpas sporto klubams, parodoms bei kitiems renginiams, statomos naujos automobilių stovėjimo aikštelės, rekonstruojami esami sporto rūmų pastatai. Sporto ir visuomeninių pastatų kompleksas prie Žalgirio stadiono. Puikiai vieta, tačiau šiuo metu mažai panaudojama. Stadionas pasenęs, sklype neracionaliai išdėstyti pastatai. Siūloma rekonstruoti stadioną ir naujai suformuotose sklypuose statyti naujus sportinės komercinės paskirties pastatus, dengtus ir atvirus sporto aikštynus, ledo areną. Rekonstruojamas stadionas. Rekreacinė teritorija. Dengta ledo ritulio aikštė. Prekybos centras Šeimyniškių Rinktinės gatvių sankirtoje. Visiškai laisva vieta, maloniai kviečianti sukurti sąlygas investuotojų prekybiniai komerciniai veiklai. Dešinysis Neries krantas – satelitinė Vilniaus miesto centro zona, naujasis Vilniaus centras. Savotiškas Paryžiaus Le Défense analogas. 3 svarbiausi naujai projektuojami jo infrastruktūros objektai. Ukmergės gatvės rekonstrukcija. Numatoma greitojo tramvajaus linija iš miesto centro į naujosius gyvenamosius rajonus vakarinėje miesto dalyje. Ir svarbiausia nauja susisiekimo arterija numatomų tiltų per Nerį sujungianti Kernavės gatvę su stambiu transporto mazgu tarp Ukmergės ir Geležinio Vilko gatvių. Verslo centras Šeimyniškių ir Kalvarijų gatvių sankirtoje. Jis suformuoja ir užbaigia Kalvarijų ir Šeimyniškių gatvių sankryžą. Pastatas šalia viešbučių komplekso Šeimyniškių gatvėje urbanistiškai įsilieja į dešiniojo Neries kranto būsimą reprezentacinį komercinį centrą. Vieta komercinės ir infrastruktūros objektams statyti. Aukštingumas iki 20 aukštų. Komercinis centras prie Lietuvos viešbučio. Dėl patogios padėties būsimame komercinėme centre tai yra patrauklus investicinis sklypas. Centrinė universalinė parduotuvė pertvarkoma į komercinį centrą. Komplekso renovacijos projekto esmė – pertvarkytas buvęs stambiausias Vilniaus prekybos centras taps patogesnis ir prieinamesnis lankytojams. Vilniaus miesto savivaldybės rūmai su komerciniais korpusais Ukmergės gatvėje. Urbanistiškai svarbių ašių susikritime formuojama savivaldybės aikštė. Aplink ją išsidėstys Vilniaus miesto savivaldybės pastatai, tarybos posėdžių salė, komerciniai infrastruktūros statiniai. Projektuojamos 2 aukštų požeminės automobilių stovėjimo aikštelės. Šiuo statiniu formuojamas didelės visuomeninės komercinės paskirties traukos centras. Ateityje dėl gero susisiekimo jis turėtų iš Senamiesčio pritraukti daugelio didelių firmų biurus. Savivaldybė investuotojams, kurie įgyvendins šį projektą, turi labai intriguojančių pasiūlymų. Vilniaus miesto savivaldybė suinteresuota kuo greičiau pradėti statybos darbus. Sklypas komercinės paskirties pastatams Ukmergės ir Giedraičių gatvių kampe. Puikia vieta geram investiciniam projektui visai šalia savivaldybės pastato. Sklypas komercinės paskirties pastatams Ukmergės gatvėje. Laukiame investuotojo. Sklypas komercinės paskirties pastatams Ukmergės gatvėje. Maloniai kviečiame investuotojus. Šioje Ukmergės gatvės vietoje nebaigtos statybos. Dabar projektuojamas aukštos klasės 341 numerio viešbutis. Rekreacinis komercinis centras. Laukiame investuotojo. Laisvalaikio centras. Projektuojamas pastatas yra daugiafunkcinis, skirtas įvairioms laisvalaikio formoms. Apatinėme aukšte numatytas sveikatingumo kompleksas, kavinė,
nuomojamos patalpos. Antrame aukšte sporto salės, boulingo kompleksas, aptarnavimo rampa. Prie Ukmergės gatvės projektuojama universali salė užimanti dalį 3 ir 4 aukštų, tinkanti diskotekai. 3 aukšte taip pat bus įvairaus stiliaus ir maitinimo rūšių kavinės, barai ir restoranai. 4 aukšte klubų patalpos, žaidimų kompleksas. Komercinės paskirties pastatas iki 3 aukštų. Galimi autocentro transporto aptarnavimo objektai prie Ukmergės ir Geležinio Vilko gatvių sankirtos. Svarbioje miesto susisiekimo arterijoje statomas stambus transporto mazgas. Mazgo lankose įsikurs įvairūs infrastruktūros ir komercijos skirtos greitam aptarnavimui neišlipant iš automobilio statiniai. Transporto mazgas įspręs automobilių sangrūdos problemą, nes šioje vietoje susikerta 6 svarbus miesto magistraliniai keliai, vedantys į didžiausius miesto miegamuosius rajonus. Statomas biurų pastatas Haner. Tai puikus pavyzdys, kai investuotojas įsigijęs iš miesto savivaldybės sklypą įgyvendina savo verslo planus. Stambus verslo centras Žvėryne. Čia ir jūs galėtumėte įgyvendinti savo sumanymus. Laukiame investuotojo. Verslo centras ne aukštesnis kaip 7 aukštų, su puikiu vaizdu į Lietuvos parlamento rūmus. Komercinės ir daugiaaukštės gyvenamosios statybos kvartalas Žvėryne. Kitas svarbus miesto investicinis rajonas - iš centro matomi žalieji Neries slėnio šlaitai, kurie sudaro puikų Vilniaus miesto gamtos foną. Pakilus į kalną svarbia miesto susisiekimo trasa Narbuto gatve, patenkame į teritoriją prie Narbuto, Laisvės, Tujų ir Sugiharos gatvių Viršuliškėse. Šiuo metu čia įsikūrusi radio transliacijos tarnyba, dėl to iki šiol patogioje ir apželdintoje teritorijoje nebuvo didelių statybų. Pagal dydį ir atstumą iki miesto centro sklypas vienas patraukliausių patiems ambicingiausiams investiciniams projektams įgyvendinti. Teritorijos plotas iki 22 hektarų. Prie Laisvės prospekto numatomas stambus komercinis visuomeninis centras ir vieta daugiaaukščių gyvenamųjų namų kvartalui. Numatomas preliminarus gyventojų ir darbuotojų skaičius - 9500 žmonių. Atvirose, dengtose ir požeminėse aikštelėse numatoma parkuoti iki 4500 automobilių. Narbuto gatvės Laisvės prospekto transporto mazgas ateityje turėtų tapti pagrindinė transporto ašimi ir planuojamoje teritorijoje sujungti vakarinį greitkelį ir Laisvės prospektą. Ši jungtis planuojama kartu su transporto estakados įrengimu Laisvės prospekto Narbuto gatvių sankryžoje. Narbuto gatvės tęsinys įgalins įsisavinti investicinių požiūrių labai patrauklias teritorijas, nes iš čia į Vilniaus centrą tik 10 minučių kelio. Komercinės paskirties statiniai Narbuto gatvės tęsinyje. Teritorija patenka į kuriamą labai svarbų miesto vakarų centrą. Šis centras kompozicinė ašis visoje vakarų zonos gyvenamųjų rajonų masyvų grandinėje. Šioje teritorijoje vyraus komercinės paskirties statiniai. Visas teritorijos plotas 374 tūkstančiai kvadratinių metrų. Iki šiol verslininkai Vilnių vadino gan paslaptingų miestų, tačiau jis visada atviras jūsų investiciniams projektams. Maloniai prašome atvykti, įsikurti, investuoti. Vilniaus miesto savivaldybė visada jums padės. Kreipkitės į savivaldybės investicijų skyrių.